Sveiki. Turėjome vieną iš aktyviausių savaičių per pastaruosius keletą mėnesių po tokio vasarinio intervalinio judėjimo rinkose. Praėjusią savaitę tikrai judėjimų skųstis nebuvo galima, iš tikrųjų pakankamai didelis agresyvus judėjimas, kurį lėmė pagrindinai tai Europos centrinio banko konferencija, kaip ir kalbėjomės prieš savaitę, kad tai yra labai svarbus įvykis rinkai. Na ir tas, sakykime, mūsų lūkesčiai pasiteisino. Europos centrinis bankas, kaip ir buvo galima manyti, centrinio banko vadovas Mario Draghi užsiminė apie tai, kad yra svarstomas papildomas ekonominis stimuliavimo programos, kurias gali tekti įvesti jau gruodžio mėnesį. Reiškia, gruodžio mėnesį galimai papildomai bus stimuliuojama eurozonos ekonomika, pasirinkant obligacijų supirkimo programos praplėtimą. Vienas iš variantų, kitas variantas yra galimai bus sumažintos palūkanų normos depozitams. Šiuo metu palikta palūkanų norma 0,05%. Europos centrinis bankas svarsto galimybę sumažinti palūkanas iki minus 0,2%. Tai būtų iš tikrųjų labai agresyvus stimuliavimas ir tai lemtų tikrai neigiamą sentimentą eurui. Pagrindinai dabartiniu metu rinkoje judėjimą daugiausia lemia būtent skirtumai labai ryškūs skirtumai tarp tam tikrų centrinių bankų monetarinių politikų. Tarkime, paimkime Amerikos centrinį banką. Amerika kol kas sustabdžius obligacijų supirkimo programas ir kalba apie tai, kad gali tekti didinti palūkanų normas. Rodikliai iš Amerikos kol kas, kad būtų galima tikėtis palūkanų normų didinimo šiais metais, ne visiškai pateisina tą tokią mintį. Aišku, Europos federalinio rezervų banko, tai yra Amerikos nariai, atstovai vis dažniau pasisako apie tai, kad vis dėlto dar yra tikimybė šiais metais sulaukti. Rodikliai sako, ką kita, jie yra miksuoti, dėl to iki gruodžio mėnesio reikėtų dabar labai atidžiai Amerikos duomenys stebėti. Vis dėlto Amerika sustabdžiusi obligacijų supirkimo programas ir tos užuominos apie palūkanų normų didinimo galimybės, jos iš tikrųjų teigiamai veikia dolerį. Skirtumas ryškus tarp to, ką šiuo metu vykdo Europos centrinis bankas ir Amerikos centrinis bankas, tas lemia būtent euro pigimą prieš Amerikos dolerį, euro pigimą prieš kitas valiutas. Na ir dabar, sakykime, ateinančią savaitę visų dėmesys jau nebe Europos centrinį banko, federalinį rezervų banką. Žinoma, euro smukimas visus nustebino, pradžiugino tie, kas spėjo užeiti į rinką ir tikrai galima buvo nusimti neblogus pelnus. Tačiau ar verta, sakykime, dabar laikyti ilgam dolerį brangimui? Iš tikrųjų, manyčiau, kad nereikėtų labai ilgam prisirišti prie tos krypties, kuri šiuo metu susiformavo rinkoje, dėl to, kad ateinančią savaitę spalio 28 dieną Federalinis rezervų bankas rengia konferenciją gyvai, kurios metu bus skelbiama palūkanų norma, taip pat bus iš centrinio banko pasisakymai, protokolas. Šitas protokolas greičiausiai nenustebins labai rinkų dalyvių ir daugiau aiškumo nesuteiks, nes jeigu užsidėtumėm centrinio banko batus dabar, kaip aš dažnai sakau, įsijaustumėm į situaciją, tai iš tikrųjų labai komplikuotai padėti yra centrinis bankas. Rodikliai išėjo miksuoti nuo prieš tai buvusios konferencijos, nes matėme, kad spalio pradžiai pasirodė darbo rinkos rodikliai, kurie yra gerokai prastesni negu buvo laukta, atlyginimų augimas irgi stagnuoja. Žinoma, šiaip per visą tą, sakykime, spalio mėnesį vienintelis toksai labai teigiamas pliūpsnis iš Amerikos, tai yra bedarbystės paraiškų rodiklis, kuris yra 40 metų geriausiame lygyje, reiškia bedarbių paraiškų sumažėjo iki mažiausio lygio per 40 metų. Tačiau, iš tikrųjų, prie Europos centrinio banko praėjusią savaitę, taip pat penktadienį prisidėjo dar ir Kinijos centrinis bankas, kuris dar papildomai sumažino palūkanų normas. Tai yra dar vienas centrinis bankas, kuris lengvina monetarinę politiką. Ir kaip pasaulyje aplink, sakykime, daug bankų, kurie naudoja monetarinio politikos lengvinimo programas, stimuliavimo programas, tai iš tikrųjų tikėtis, kad Amerika dabar ryšis taip agresyviai didinti palūkanų normas, kol kas būtų, manau, kad naivu, reikėtų palaukti daugiau rodiklių iš Amerikos. Aišku, ta situacija gali pasikeisti greitai, galbūt Amerikos centrinis bankas žino, ką nors daugiau, ko mes nežinome, bus matyti per protokolą. Vis dėlto tikiuosi, kad protokolas labai nenustebins, daug aiškumo po jo nebus. Ateinančią savaitę bene labiausiai turėtų rinką pajudinti ne tiek, sakykime, Amerikos būtent tas palūkanų normų paskelbimas ir centrinio banko konferencijos protokolas, bet trečio ketvirčio BVP rodiklio paskelbimas. Trečio ketvirčio BVP yra prognozuojama, kad smuks pakankamai drastiškai ir taip manyti galima dėl to, kad per Liepos ir rugsėjo mėnesius mes matėme blogesnius mažmenių pardavimų rodiklius, tik vienas mėnesis buvo su geresniais. Prekybos balansas irgi stagnavo dėl to, kad buvo brangstantis doleris. Tai iš tikrųjų visos prielaidos yra laukti blogesnio rodiklio.
Ir dabar klausimas, ant kiek bus blogesnis tas trečio ketvirčio BVP. Tai iš tikrųjų savaitės pradžioje, ir bendrai visą ateinančią savaitę daugiau laukčiau dolerio korekcijų. Tai yra visas tas brangimas, kuris buvo sukeltas Europos centrinio banko, gali viską grįžti atgal, beveik viską grįžti, gali būti didelės korekcijos. Vis dėlto dar euro dolerio pora juda intervališkai ir tik tais nuo geresnių lygių bus galima žiūrėtis vėl dolerio pirkimui. Aišku, dolerių sentimentas išlieka teigiamas. Ateinančią savaitę taip pat ir Naujosios Zelandijos centrinis bankas kels palūkanų normas ir taip pat pateiks protokolą iš konferencijos. Vienas dalykas, kurį reikėtų pastebėti, kad Naujosios Zelandijos centrinių bankų neturėtų patikti šiuo metu tai, kad Naujosios Zelandijos doleris viena iš labiausiai brangstančių valiutų pastaruoju metu. Dėl ko? Dėl to, kad pieno supirkimo kainos stabilizavosi, kiti rodikliai iš Naujosios Zelandijos pakankamai neblogai išeina ir aišku dar dabar Kinijos monetarinio stimuliavimo programos, tai yra palūkanų normų mažinimas ir tie pasisakymai, kad bus daroma viskas, kad atgaivinti ekonomiką, tai jie teigiamai veikia žaliavinės valiutas, tame tarp ir Naujosios Zelandijos dolerį. Vis dėlto Naujosios Zelandijos doleriui palūkanų norma yra 2,75. Dėl to šitai valiutai sentimentas daugiau lieka teigiamas ir ateinančią savaitę, manau, galima sulaukti dar ir didesnio Naujosios Zelandijos dolerio brangimo. O paskui, sakykime, jau kai doleris sugrįš į vėl brangimo tendenciją, vėlgi NZD turėtų pikti prieš Amerikos dolerį. Toliau mes ateinančią savaitę turėsime labai svarbę spalio 30 dieną, tai bus Japonijos monetarinės politikos konferencija. Ir Japonai šio mėnesio pradžioje nepadidino obligacijų supirkimo programų. Po to, ką Kinija padarė penktadienį sumažindama palūkanas, Japonija greičiausiai prisijungs prie to vadinamo valiutinio karo, prie tų centrinių bankų, kurie lengvina monetarinę politiką, nes nuo praeitos konferencijos matėme vėl prastesnių rodiklių iš Japonijos, tame tarpe ir infliacijos rodiklius. Centrinis bankas yra labai toli nuo savo mandato, infliacijos lygis siekia minus 0,1 procentų, yra defliacija. Tai iš tikrųjų, jeigu Japonijos centrinis bankas siekia infliacijos augimo spartesnio, greičiausiai teks vykdyti papildomos obligacijų supirkimo programas, tikimybė yra labai nemaža. Dėl to daugelį porų Japonijos jena gali pykti. Jeigu, sakykime, investuotojus nuvils tas lūkestis sulaukti stimulų papildomų, Japonijos jena gali labai stipriai grįžti į brangimą. Turiu minti, doleris, Japonijos jena ir kitos valiutų poros prieš jeną, viską, ką pakilo, gali viską nukristi atgal. Tai taip, kad labai įdomi savaitė laukia ateinanti. Taip pat ir Anglija antradienį skelbia būtent preliminarų BVP rodiklį, jisai prognozuojamas blogesnis, bet galima tikėtis geresnio. Po to, kai pamatėm, kad geresni mažmeniniai pardavimai, vartojimas pakankamai neblogai atrodė, atlyginimo augimas irgi per tą ketvirtį neblogai, dėl to, sakykime, galima laukti netgi šiek tiek geresnio. Jeigu išeitų geresnis rodiklis, šiuo metu, kaip sakiau, valiutų porų judėjimus pagrindinai lemia skirtumai dėl monetarinių politikų, vykdoma monetarinė politika, tai, sakykime, į svarą pakankamai nemaži srautai galimai ateitų rinkoje ir svaras galimai brangtų prieš daugelį valiutų. 10 metų Amerikos obligacijų kaina smunka, pajamingumas didėja, kas teigiamai paveikė dolerį praėjusią savaitę, ypatingai mes turėjome prieš euro dolerį valiutų poroj kritimas iki 1,1, tai yra pasiekti pelno tikslai, pardavėjų visų, kas turėjo sell pozicijas paėmė, bet dabar, sakykime, 1,100 yra labai stiprus palaikymas, pramušus jį, žinoma, atsivertų kelias iki 1,0800. Vis dėlto savaitės pradžiui, laukiant PMC konferencijos, yra tikėtinas pelnų fiksavimas pardavėjų ir sell pozicijų, ieškočiau tik tai kainai pasikoregavus vis dėlto iki 1,1400 ar netgi 1,1200 arba netgi aukščiau iki 1,1250, štai šitoje zonoje ieškoti sell pozicijų. Jokių būdų kainai krentant nesivyti rinkos. Jeigu rinka ir pramuštų 1,100, geriau yra palaukti korekcijų ir vis tiek sell. Penktadienio iš eurozonos pasirodė užsakymų vadybininkų indeksai, kurie buvo geresni. Tiek gamybos, tiek paslaugų sektoriaus užsakymų vadybininkų indeksai išėjo geresni, kas iš tikrųjų šiek tiek galėjo priversti suabejoti investuotojus dėl ECB galimų veiksmų gruodžio mėnesį. Tai, sakykime, tas euro dolerio poroj pelnų fiksavimas visiškai tikėtinas scenarijų savaitės pradžioj ir paskui, aišku, labai daug lems Amerikos bendras vidaus produktas ir Amerikos būtent protokolas dėl monetarinės politikos. Amerikai taip pat nepatinka brangstantis doleris, kadangi jis stabdo infliacijos augimą, apie tai kalba pastaruoju metu Janet Yellen ir greičiausiai tas bus vėl minama per ateinančios savaitės konferenciją. Tai euro dolerio poroj kol kas ieškočiau korekcijų, didesnių korekcijų tam, kad užeiti sell pozicijas. Pirmas užėjimo taškas 1,1150, šiaip 1,1200 ir netgi aukščiau susiformavus signalams būtų galima ieškoti sell
sell pozicijų. Doleris jena pagaliau po truputį išeidinėja iš ilgą laiką trukusio intervalinio judėjimo. Na, sakykime, nuo rugpjūčio mėnesio mes turėjome tokią labai, sakykime, neapsisprendimą rinkos. Na, aišku, tas dolerio brangimas yra susijęs su tuo, kad daugiausia, kad investuotojai laukia būtent iš Japonijos papildomų veiksmų. Tai dėl to savaitės pradžios, sakykime, korekcijų metu dolerio jenos poroj, kol kaina juda virš 121, ieškočiau ir toliau pirkimo pozicijų su 1:1 ir didesniu pelno nuostolio santykiu. Jeigu japonai vis dėlto nevykdytų papildomų stabilniavimo programų, galimai doleris jenas smuktų žemiau 121.00 ir galimas netgi grįžimas viso to, ką pakilo pora. Dėl to, jeigu kilimui, sakykime, pozicijų ieškotis, tai geriausia daugiau orientuotis į trumpalaikę prekybą. Doleris su Šveicarijos frankų sentimentas jisai išlieka teigiamas, ryškis monetarinės politikos skirtumai ir, kaip sakiau, tai yra pagrindinė varomoji jėga šiuo metu rinkoje, tai dolerio franko poroj, aišku, artėjom prie svarbaus pasipriešimo lygio ir, sakykime, išėję BVP rodiklį, jeigu jie būtų blogesni, galėtų lemti didesnę korekciją. Vis dėlto didesnių korekcijų metu ir toliau techniškai būtų galima žiūrėti siejimo pirkimams. Svaras su Šveicarijos franku, vėlgi, antradienio bendras vidaus produktas. Šiaip sentimentas svarui prieš franką vis tiek išlieka teigiamas, tai dėl to, sakykime, šitoje poroje ir toliau. Kaina labai juda intervališkai, todėl nereikėtų vytis rinkos ir pirkti pačios aukščiausiose taškuose, tik tai pasikoregavus nuo dugnų būtų galima žiūrėti pirkimų. Bet sentimentas fundamentaliai išlieka teigiamas. Svaras doleris poroje mes turime kritimą žemiau svarbaus palaikymo 5.375. Vis dėlto kritimas greičiausiai bus ribotas, nes turėsime bendrą vidaus produktą antradienį, trečiadienį Amerikos PMC konferenciją. Dėl to kainos smukimo atveju link 5.250 žiūrėčiau pirkimų iki, reiškia, 5.500, 5.600 po zonas. Na, pasiekus 5.600 jau būtų galima galvotis ir apie pardavimus GBP USD poroje. Kaip minėjau, dolerių sentimentas prieš daugelį porų yra teigiamas, tačiau tik tais dolerio pirkimos atnaujinčiau, kada kaina pasikoreguos gerokai. Na, S&P 500 indeksas po Europos sprendimo papildomai galimai stimuliuoti ekonomiką gruodžio mėnesį. Europiniai indeksai šoko labai stipriai viršų. Kinijos sprendimas sumažinti palūkanas irgi taip pat privertė indeksų šuolį viršų. S&P 500 indeksas neišimtis ir Amerikos vykdoma monetarinė politika greičiausiai dar kuris laikas išliks lengva, dėl to S&P 500 indeksas sentimentas lieka teigiamas, laukčiau kilimo iki buvusių viršūnių 2100 ir aukščiau, dėl to korekcijų metu tai yra vienas iš tų instrumentų įdomiausių šiuo metu korekcijų metu ieškotis pirkimo pozicijų. Svaras su jena tas pats, sentimentas jisai išlieka teigiamas, na, sakykime, korekcijų metu iki penktadienio, ketvirtadienio, penktadienio Japonijos centrinio banko konferencijos, na, žiūrėčiau ir toliau pirkimų GBP JPY poroje. Jeigu kaina labai ryškiai, sakykime, prasimuštų žemiau negu kad 184,70 zona, galimas kritimas atgal iki 180. Kol laikomės virš 185 zonos, tol kilimas iki 188 ir daugiau. Šiaip laukčiau kilimo, jeigu japonai paskelbtų bent jau ketinimus apie tai, kad artimiausių metų svarstama tokia galimybė, greičiausiai kaina netgi grįžtų iki to buvusios stipraus pasipriešimo 195. Manau, kad tai bus taip pat viena iš įdomiausių valiutų porų ateinančiai ir dar kitai savaitai. Doleris su Kanados doleriu grįžimas atgal į kylančią tendenciją, kaip ir buvo galima prognozuoti, susiformavus galvos pečių struktūrai, techniškai buvo geras, sakykime, signalas įėjimui pirkėjams. Vis dėlto penktadienį pirkėjams, na, sakykime, geriausia buvo fiksuotis pelnus USD kado poroje, dėl to, kad savaitės pradžia, kaip ir minėjau, daugiau galimos korekcijos doleriui. Laukčiau poroje korekcijos iki 3.000, kad atnaujinti pirkimo pozicijas tik tais po korekcijos. Australijos doleris su doleriu poroje juda labai tendencingai, judėjimas yra intervalu, labai gražiai atšokimas nuo stipriausio pasipriešinimo. Vis dėlto penktadienį po Kinijos paskelbimo palūkanų normos sumažinti, na, galimas Australijos dolerio didesnis pasikoregavimas. Dėl to artimiausiu metu Australijos dolerio pardavimų ieškočiau arba nuo 73.00 zonos, arba tiesiog aukščiau ties 74.00 pasipriešinimo zona. Auksas taps taip pat vienas iš, manau, įdomesnių instrumentų artimiausiu metu, po to, kai Kinai sumažino palūkanų normas. Jeigu Amerika toliau dėls palūkanų normų didinimo, auksui sentimentas lieka teigiamas, kol kas auksas juda korekciniai struktūrai, na ir pagal price action prasimušus pro šitą korekcinė struktūra bus pirkimo signalas. Iškart nuo rinkos atidarimo taip pat rinka yra pirkimo zonoje su maža rizika ir 2:1 pelno nuostolio santykių. Vis dėlto, jeigu kaina prasimuštų gerokai žemiau štai šito palaikymo 101,160
būtų galima korekcija, didesnė korekcija žemyn, po kurios vėlgi žiūrėčiau pardavimo pozicijų jau tada. Euras jena poroje, euro jenos poroje irgi taip pat po ECB konferencijos kritimas, kaina vis dėlto dar juda intervališkai, dėl to jokių būdų nereikėtų prisirišti prieš tai šito kritimo, iki Japonijos centrinio banko konferencijos galimas pasikoregavęs, netgi grįžimas viską atgal. Šitoje palaikymo zonoje žiūrėčiau pirkimo pozicijų, jeigu ne šitoje, tai tuomet nuo šito lygio su 2:1 ir daugiau pelno nuostolio santykių. Tai ateinantį savaitę, taip susumuojant, yra labai svarbi, daug yra ekonominių pranešimų, labai atidžiai dabar reikėtų stebėti visus bendrai rodiklius, kas išeina iš Amerikos, eurozona, artėja gruodžio mėnesis, galimos dovanėlės iš Europos centrinio banko rinkoj, kur tikrai turėsim nemažą dėl to aktyvumą ir aiškės tendencijas, todėl bus įdomu, sekite naujienas, sekite savaitinės apžvalgas ir stenkitės iš rinkos paimti maksimumą